Tema, kurią šiandien pasirinkau, apie ką šiandien noriu kalbėti, pavadinimas, kas rašosi, raktas į kryžiaus suvokimą. Tam, kad suvokti, kas įvyko ant kryžiaus, mes turėtume atsakyti savo į klausimus kai kurios. Kokia Jėzaus mirties reikšmė? Kuo ypatinga ta mirtis, kai Romos laikais nukryžiuojami buvo 100 000? Kuo Jėzaus mirtis reikšmingesnė už bet kurio kito numirusio ant kryžiaus? Tai labai svarbus klausimai, į kuriuos mes turėtume atsakyti, kad galėtume suprasti, suvokti, atrasti tą raktą į kryžiaus suvokimą. Vien patirtos Jėzaus kančios dar nėra atsakymas į šitą klausimą. Ir tai neišskiria jo iš kitų, nes tais laikais buvo labai daug žmonių nukryžiuojami ir nubaudžiami. Ir manau, kad atsakymą reikėtų ieškoti ne tame, kaip buvo mirštama ant kryžiaus, bet atsakymą ieškoti, bet kas mirė ant kryžiaus. Ir kai mes tai suvoksime, kas mirė ant kryžiaus, tai raktas į didįjį įvykį, kuris įvyko šitoj žemėje prieš 2000 metų. Klausimas, kasgi buvo tasai nukryžiuotasis? Ir atsakymą mes, kaip tikintis, tikriausiai visi žinome, kas buvo nukryžiuotas ant kryžiaus. Ir kad tai buvo Jėzus, kuris buvo nepelnytai nubaustas už mūsų kaltes. Ir Jėzus, kuris gyveno teisingai, elgėsi teisingai, buvo prikaltas ant kryžiaus. Ir jisai buvo atstumtas tautos, kuriai tarnavo. Jėzus, kuris gelbėjo, kuris gydė žmonės, jisai nesulaukė pagalbos. Ir Jėzus tai yra tas Mesijas, kuris buvo pažadėtas Izraeliui, kurio laukė ištisos žmonių kartos. Ir tas, kuris mirė ant kryžiaus, tai buvo Dievo sūnus. Per tą, kuris sukurtas yra pasaulis ir jis yra pasaulio šviesa. Pats šlovės karalius. 1 Korintiečiams laiškas, 2 skyrius nuo 7 iki 8 eilutės. Mes skelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti, kurios nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę. Ir todėl jo nukryžiavimas yra labai toks, tai yra opus klausimas. Ir ne veltui mes pačioj pradžioje iškėlėme klausimą, kas tas yra nukryžiuotasis. Ar Dievo prakeiktasis, apsišaukėlis Mesijas, pralaimėjęs, įgavęs atlygį dėl savo įžūlumo. Taip galvoja žydai, kurie toj po nukryžiavimo jie įtraukė į oficialias savo maldas, kaip Jėzaus Nazariečio prakeikimą. Ar jis Dievo siųstasis, kurio mirtis ant kryžiaus
kuris yra paskutinis tėvo įrodymas paklusnumu. Ir daugelis krikščionys, jie taip mano, jie galvoja. Jie nukryžiuotai ant kryžiaus vadina viešpačiu, arba kaip Romanas vardas, aš esu. Jie matė tai. Ir Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus fakto negalima paneigti. Tai neįmanoma paneigti. Tai yra istoriškai įrodytas faktas, kad tai įvyko. Tačiau ką tai reiškia, kiekvienam asmeniškai, kiekvienas žmogus turi apsispręsti. Kaip jisai tai įvykį įvardė, kaip jisai tą įvykį priima. Ir tai, tam, kad geriau suprasti, mums ateina pagalbon Naujas testamentas. Šventas raštas mums padeda suvokti tai, kas įvyko ant kryžiaus. Tai yra senųjų pranašysčių išsipildymas. Tai, kas buvo pranašauta Senam testamente, tai išsipildė. Tai išpildė prieš šimtmečius pranašystės, kurios vyko. Pirmieji krikščionys, jie rado daugybę nuorodų Senam testamente apie Mesiją, apie jo mirtį. Ir vieni tokie aiškiausi, tai yra Izaijo knyga. Galima paskaityti. Penkdešimtas skyrius, nuo 13 eilutės. Čia yra prašoma viešpaties tarno kančia ir pergalė. Iš tikrųjų mano tarnui seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, nes jis atrodė nežmoniškai sudarkytas ir buvo nepanašus į žmogų. Taip daugelis tautų bus jo nustebintos, o karaliai stovės netekę žado. Jie išvys, ko niekada nebuvo jiems apsakyta, ir suvoks, ko niekada nebuvo girdėję. Ir toliau 53 skyrius nuo 1 eilutės. Kas galėtų patikėti to, ką mes girdėjome? Kam buvo apreikšta viešpaties ranka? Jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Matėme jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale. Toks, kuris prieš žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Tačiau jis prisimė mūsų negalės, savo užsikrojo mūsų skausmus, o mes laikėme jį raupsuotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę, nors buvo žiauriai kankinamas. Jis pakluso ir burnos nepraverė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama. Taip jis nepratarė nė žodžio. Prievartai teismu jis buvo nušalintas. Ir kas bebūtų galvojęs apie jo likimą. Kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto ir pasmertas mirti už mano tautos nuodėmę. Jam buvo skirtas kapas tarp nedorėlių, laidojimo vieta su piktadariais, nors jis nebuvo padaręs nieko blogo, neištaręs melagingo žodžio. Bet viešpats norėjo, kad jis kentėtų negalę, atsidavė save kaip atnašą už kaltę. Jis matys palikonis ir gyvens ilgą laiką, per jį klestės viešpaties užmojis. Už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje. Per savo kančią mano tarnas nuteisins daugelį, prisiėmęs bausmę už jų kaltes. Aš duosiu jam dalę tarp didžiūnų su galiūnais
jis dalysis grobiu, nes atidavė save mirčiai ir buvo prikeltas nusidėjėliams. Jis prisimė daugelį nuodėmės ir užsistojo už nusidėjėlius. Mes matom, kad Senas testamentas pranašystės kalbėjo apie Mesiją, apie jo kančią, apie jo mirtį ir prisikėlimą. Ir dar mes galim pasižiūrėti ir Zacharijas, jisai irgi 12 skyrius. Dešimta eilutė. Ant Dovydo namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasią, kad žvelgdami į tą, kurį pervėrė, jie raudos kaip raudama vienturčio vaiko ir sielvartaus kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus. Ir tai kalba apie mes matom, kad Senas testamentas jisai kalbėjo apie tai, ir tai šimtmečių tos pranašystės jos įsipildė. Ir Zachario pranašystė verta dėmesio, kad ateis Mesijas ir kad Dovydo palikonis, Jeruzalės gyventojai, jie atpažins, kad yra tas, kurį jie pervėrė. Tai kalbam apie tai. Tai yra nuostabi pranašystė, kad jie ateis laikas, kad žydų tauta, jie pamatys tai, ką jie padarė. Mes matom, kad viena pusė jau yra atlikta, kad Jėzus atėjo ant šitos žemės, jisai buvo nukryžiuotas, bet ateis laikas, kai Dievo tautai, būtent izraelitams, bus apšviesta, jie suvoks tai, ką jie padarė, jiems bus tai apreikšta. Jie suvoks, kad jie pervėrė Dievo sūnų, Mesiją. Kryžius jisai atskleidžia žmogišką prigimtį. Jisai parodo, ant kiek žmogus yra sugedęs. Jisai parodo tai, kas glūdi žmoguje. Ir teismo metu kaltinimui suole sėdi ne tik tai Jėzus, bet tam kaltinimo suole sėdim ir mes kartu su juo. Ir su Jėzus nukryžiavimu būtent tie įvykiai yra parodomi, niekingumas, bailumas, žmogaus niekšiškumas, kvailystė, visą taip apreiškime. Ir nukryžiavimas jisai tampa teismu. Tai vyko teismas. Mes matom, kad aukšti religijos bendruomenės kunigai, jie apreiškiama, jie yra veidmainystė, apreiškiamas piloto bailumas. Ir mes pamatom Jėzaus draugų abejonės, tautos smalsumas, piktdžiauga, jie džiaugiasi darydami tą niekšišką darbą. Ir mes matom, kad Jėzaus mirtis, jinai paneigia žmogaus gerumą ant kryžiaus. Tai parodo, kad žmogus yra sugedęs, kad jame nėra nieko gero. Ir žinodami tiesą, ne vienas žmogus savami jos netrokšta ir nenori jos vykdyti. Ir mes matom, kad Jėzus jisai tapo teisinės žmogžudystės auka.
Ir besistengdantys jį nukryžiuoti, jie nepaisė jokių įstatymų. Jie sulaužė teisinės nuostatas, kurios vyravo tuo metu. Ir mes matom, kad ant kryžiams jam tenka neapykantos, prisimti neapykantą, panieką, jisai prisima tai. Ir Jono Evangelija, 1 skyrius nuo 11 eilutės puikiai tai atspindi. Pas savosios atėję, o savieji jo nepriėmė. Tie, kurie trokšta tik vykdyti Dievo valią, tuo metu jie trokšta kuo greičiau pašalinti Jėzų. Jie tarėsi vykdyti Dievo valią ir jie trokšta pašalinti kuo greičiau Jėzų. Ir kryžius jisai parodė, kokia žmogaus yra širdis. Ir tartum jie sakė, izraelitai, mes nenorim, kad jis mūsų valdytų. Kai tik Dievas priartėja, mes darome viską, kad jį atstumtume. Kas dar vyko ant kryžiaus, tai įvyko galybių dvikovos vieta. Ten susidūrė dvi jėgos, tamsos ir šviesos jėgos. Ant kryžiaus buvo mūšis tarp gyvenimo ir mirties. Ir mes matom, kad tamsos jėgos, jos skverbėsi į Jėzų. Ir vėl toksai pat Jėzaus gundymas, kaip kelio pradžioje, kai jisai buvo gundomas būtent dykumoj. Pirmą mes matom, kai velnias jam liepė, jam sako, paversk akmenis duona. Trumpai sakant, gelbėkis pats, nelauk Dievos pagalbos. Ir mes matom, jeigu Jėzus būtų pasirašęs to gundymu, jis būtų tapęs galinguoju maitintoju. Jis galėjo pamaitinti tuo metu daugelės tautų. Jeigu jis būtų paklusęs, pavertęs duoną akmenį, akmenis duoną, atsiprašau. Antras pagundymas buvo, jam buvo, sako, šok nuo šventyklos. Ir tai yra pagundymas, kad padaryti stebuklą. Ir tai atlikdamas jisai galėjo tapti tautos didvyriu, išvaduotoju, bet jisai nepasirašė tą pagundymą. Ir trečias pagundymas, tai reiškia parpulti, pagarbinti piktąjį kunigaikštį ir priimti šio pasaulio valdžią. Ir jeigu jisai tai būtų padaręs, jis būtų galėjęs be kančios tapti pasaulio taikos kūrėjas, nes velnias jam būtų suteikęs šitą galią. Ir mes matom, kad šitai gundymai, jie persekiojo Jėzų iki jo gyvenimo pabaigos. Jėzus galėjo gelbėtis, jis galėjo nužengti nuo kryžiaus. Jis galėjo pakviesti legionus angelų, kad jie kovotų už jį, kad jie tarnautų jam. Jis galėjo kiekvienu momentu paimti valdžią ne tik tai Izraelyje, bet visame pasaulyje. Tačiau jis to nedarė. Jis kovojo dvikovą, kad vykdytų ne savo, bet tėvo valią. Jisai pripažino šitą būtent tėvo valią, ne savo. Bet jisai turėjo tą kančios taurę išgerti iki dugno, pripažindamas tėvo valią. Jisai pripažino priklausomybę nuo savo tėvo.
Ir mes matom, kad šėtono būtent tas noras tai nėra pripažinimas, priklausimas nuo Dievo. Ir mes matom, kad Jėzus jisai prisimė kryžių ir jis pasiliko Dievo pusėje. Jis išpildė Tėvo valią. Ir žiūrint jo gyvenimą, jisai ne vieną sekundę, jisai vykdė visą laiką Dievo valią, ne savo valią. Kai jisai buvo ant kryžiaus, jisai tirpdė būtent priešiškumą, maldą tų priešų, kurie kryžiavo Romos kareiviai, jisai tirpdė maldą. Ir mes matom, kad iki paskutinės gyvenimo akimirkos jisai išliko kupinos meilės. Jis pasiliko meilėje. Ir jis pasiliko meilėje savo priešams. Ir gyvendamas meilėje jisai laimėjo šitą kovą, nežaisdamas pagal šio pasaulio taisyklės, bet jis pasiliko meilėje. Vietoj neapykantos jis pasirinko meilę. Vietoj melo jis pasirinko tiesą. Vietoj maišto jis pasirinko paklusnumą tėvui. Kitas momentas, kurį noriu peržiūrėti, yra pergalės vieta. Kryžius tai yra pergalės vieta. Ten įvyko pergalė. Ir mirdamas ant kryžiaus jisai nugalėjo šėtoną. Ir mes matom, kad mirdamas ant kryžiaus jisai iškovojo pergalę prieš visas tamsiojo jėgas. Ankstyvai bažnyčiai jie įvardijo, kad jinai kalba, kad Jėzus valdo nuo kryžiaus. Jisai valdo nuo kryžiaus. Tam pritarė Paulius, jisai teigdamas, kad kryžiaus mirtimi Jėzus surakina visas Dievo priešiškas jėgas ir galybės. Ir nuo tos akimirkos jam viskas paklūsta, nes jis iškovojo pergalę. Tamsiosios jėgos jam paklūsta. Tarsi Romos imperatorius iškilmingo triumfo eisenoje, jisai varo per visą pasaulį ir pademonstruoja tamsių jėgų bejėgystę. Jisai iškovojo šitą pergalę, triumfuodamas. Kolosiečiams laiškas 2 skyrius nuo 14 iki 15 eilutės. Jis ištrynė skolos raštą su mus kaltinančiais reikalavimais. Raštą, kuris buvo prieš mus ir panaikino jį prikaldamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės bei valdžias ir viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Mes matom, kad ant kryžiaus triumfuoja Dievo silpnumas prieš tamsybių jėgas. Jis buvo silpnas, bet jisai triumfuoja ant kryžiaus. Ant kryžiaus jisai nugali pasaulio neapykantą. Ant kryžiaus jisai nugali melo ir pražūties dvasią. Ant kryžiaus gyvenimas nugali mirtį. Kitas aspektas, kad kaltės atpirkimas. Mes matom, kad ant kryžiaus išsprendžiamas kaltės klausimas. Ir antikos laikais žmonės aiškiai suvokė, kas yra kaltė. Jie aiškiai suprato, kas reiškia nusikaltimas artimui, taip pat Dievui. Ir jie labai aiškiai suprato sprendimo savoką. Ką tu padarėjai, tu atgal nepakeisi. Jeigu tu padarėjai nuodėmę, tu jau nepakeisi. Tu neatsuksi atgal. Tu negalėsi, nesugausi paleistos paskolos.
neišbrauksi to, kas buvo. Ir kaltė egzistuoja. Mes žinom, kad tai žinojo Izraelis. Jie žinojo labai gerai. Jie turėjo Dievo įstatymą. Jie suvokė, kad kaltę neįmanoma panaikinti. Ir jų sąžinė orientavosi pagal šventą Dievo valią. Mes matom, kad jie suvokė, kad Dievas yra šventas, kad jis yra deginanti ugnis, prieš kurią niekas neatsilaiko. Jie tai suvokė. Ir jie suprato, kad Dievo teismas yra teisingas. Ir kiekvienas gyvulys, kuris buvo aukojamas už nuodėmes, jisai bylojo, kad mes praradome teisę gyventi. Nes už tai mirdavo, kai mirdavo gyvulys už nuodėmę, jie suprasdavo tai, kad mes praradom teisę gyventi. Jie suprato Dievą. Jie suprato, kad savo kalte mes užsitraukime švento Dievo teismą, Dievo bausmę. Nuo neteisybės Dievas akių nenusuka. Jisai tai mato. Jis nesilgia taip, tartum to nėra buvę. Tai egzistuoja. Kadangi jisai Dievas yra šventas, jisai negali neteisti. Tačiau mes matom, kad pasirodė Dievo sūnus, jis taip pat yra ir teisėjas. Ir mes matom, kad jisai gavo visas galias iš tėvo, bet tuo pačiu jisai yra žmogus. Ir Jėzus vietoj mūsų prisima kaltes, jisai numiršta ant kryžiaus. Tai tarsum paskeldamas nuosprendį teisėjas eina mirti už savo nuteistąjį. 2 Korintiečiams 5 skyrius 19 eilutė. Tai Dievas Kristuje sutaikino savim pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. Čia ir yra nukryžiavimo esmė. Tas, kuris mirė ant kryžiaus, yra pasaulio karalius. Tai yra esmė tame. Ir mes matom, kad Dievas prisima kaltę ant savęs ir išsprendė kaltės problemą. Nes kiekvienas žmogus prieš Dievą yra kaltas. Mirdamas kaip ant kryžiaus, jis išsprendė šitą kaltės problemą. Už mus miršta pats Dievas Jėzus Kristus. Ne kažkoksai trečias asmuo pašalėtis, bet pats Dievo sūnus Jėzus Kristus. Ir tos mirties rezultatas jisai nepaprastas. Izaijo knyga 53 skyrius 5 eilutė. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Kitas aspektas, kurį noriu paminėti, susitapatinimo vieta. Ir per nukryžiavimą Dievas jisai įeina į mūsų egzistenciją ir susitapatina su mumis. Dievas ateidamas į šį pasaulį, jisai tampa žmogumi, kaip ir mes. Jisai gerai pažįsta žmogaus gyvenimą, jisai pažįsta gerai, ką reiškia mirtis. Tai paneigia, kai kurie musulmonai, jie kalba, kad mirties pažinimu žmogus yra pranašesnis už Dievą.
Iš tikrųjų, Jėzus, jisai pažinojo mirtį. Žmogus nėra pranašesnis už Dievą. Jisai suprato, kas yra mirtis. Ir mes matom, kad Dievas ateina į šitą žemę ir tampa daugeliu iš mūsų. Ir kaip mes matom, jo vardas Emanuelis, Dievas tarp mūsų. Jisai tampa tas, kuris gyvena tarp mūsų. Ir Dievas, jisai tampa artimas kiekvienam iki mirties. Artimas kiekvienam žmogui. Artimas kiekvienam iš mūsų. Ir mes matom, kad Jėzus nėra nei vienos sferos, kur Jėzus nepažinotų. Jis gerai pažinojo visą tai, būdamas šitoj žemėje. Jisai buvo gundomas. Ir jis kiekvienai sferai pažįsta labai gerai, jis gali mums padėti. Ir Hebrajams 2 skyrius, nuo 17 iki 18 eilutės, jis rašo, todėl jis turėjo viso ko tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir permaltų žmonių nuodėmes. Pats iškentęs gundymus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Taigi mes matom, kad kryžius tai yra krikščioniško mokymo širdis. Tai yra pelnytai širdis krikščioniško mokymo. Ir kryžius priklauso ne nuo populiarumo, bet nuo Dievo apreiškimo fakto. Ir ar mes priimam tai, ar nepriimam. Pripažįstam, ar nepripažįstam. Bet tas faktas yra įvykęs. Paulius jisai kalba. 1 Korintiečiams, 1 skyrius, 23-25 eilutės. Jisai kalba, mes skelbėme Kristų nukryžiuotojui, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė, bet pašauktiems tiek žydams, tiek graikams skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailybė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Taigi kryžius yra vienu metu didžiausia silpnybė ir tuo pačiu galybės vieta, pergalės vieta. Taigi mes peržvelgiam raktą, pabandėm suprasti raktą, suvokti kryžiaus prasmę. Mes dėl ko Jėzus atėjo į šitą pasaulį. Mes matom, kad daug žmonių buvo tuo metu nukryžiuoti, kryžiuojami ant kryžiaus, tai buvo bausmės, bet mes turėtume suprasti, kad esmė ne tai, kai buvo nubaustas, nukryžiuotas, bet esmė, kas buvo nukryžiuotas ant kryžiaus. Tai pagrindinė mintis, kad nukryžiuotas ant kryžiaus buvo Dievo sūnus, kuris tuo pačiu buvo ir žmogus, kuris mirė už mūsų nuodėmes. Ir tuo metu mes matom Seną testamentą. Senas testamentas kalbėjo apie tai, apie pranašystės kalbėjo, kad ateis Mesijas ir aprašo, Izaijas labai gražiai aprašo, kas įvyks ant kryžiaus, kas jis toksai, ką jis atliko, aprašo tą visą istoriją. Ir tai yra išsipildymas, tai yra pranašysčių išsipildymas. Tai, kas turėjo vykti, mes matom, kad pas savosius jis atėjo, savėjai nepriėmė. Ir ant kryžiaus mes matom, kad ant kryžiaus buvo nukryžiuota visa niekšybė žmonijos. Ir mes matom vyriausi kunigai, kurie sakė, kad jie vykdo Dievo valią, jie norėjo pašalinti jį. Pašalinti bet kokie teisėtais
įstatymais jie nusižengė, bet kokiam priemonėm norėjo pašalinti jį. Mes matom, kad tai buvo išpranašauta, kad jisai, Zacharijui, kad jis ateis ir kad jie matys, ateis momentas, kad jie supras, kad jie nukryžiavo Mesiją, apie kurį buvo kalbama šventam rašte. Būtent Senam testamente buvo išpranašauta. Jie ateis momentas, jiems bus atidengta, jie pamatys, jie raudos, kad jie nukryžiavo Dievo sūnų išgelbėtoją. Mes matom, kad ant kryžiaus yra išspręsta kaltės problema. Ir mes kaip pažiūrėjom iš antikos laikais, kad kiekviena nuodėmė, jeigu žmogus padarė nuodėmę, jos nepanaikinsi. Ar prieš artimą, prieš Dievą. Ir mes matom, žydų tauta jie turėjo įstatymą. Ir jie suvokė, kad Dievas yra šventas, kad jis yra deganti ugnis. Ir kai būdavo paaukojamas gyvulys už nuodėmes, jie suprato, kad jie už tas nuodėmes turėtų mirti. Tai atėjo suvokimas, jiems buvo tas suvokta. Ir ant kryžiaus Viešpats sprendė šitą problemą. Jisai tapo žmogumi, atėjo šitą žemę, tapo žmogumi, prisimė žmogaus pavydalą, jis suprato, kad suvokė visą tą būtent kaltę, jisai prisimė ant savęs. Jisai buvo gundomas vykdyti ne Dievo valią, bet jisai iki mirties vykdė Dievo valią. Ir jisai nugalėjo meilę. Kai buvo neapykanta, jisai meldėsi už savo priešus ir meilės iškovojo pergalę. Kryžius tai yra pergalės vieta, kur buvo nugalėta tamsa, kur buvo triumfas, nugalėtas pasaulio kunigaikštis. Ir jisai nugalėjo mirtį. Šiandieną mes turim šitą pergalę, mes ragaujam šitą pergalę. Tas Dievas mirė už mūsų nuodėmes, tas, kuris teisėjas, kuris teisia, tartum teismas vyksta, teisėjas, kuris teisia, jisai eina miršta už savo nuteistąjį. Taip jisai pasiilgė. Būdamas teisėjas, numirė už mus nuteistus. Ir ačiū Dievui, kad šiandieną už kiekvieną iš jūsų brolių sesės, kad mes suprantam šitą žinią. Tai yra pagrindas, kad mes suvokiam, dėl ko Kristus mirė ant kryžiaus. Nes žmogus gali nugyventi šitą visą gyvenimą ir nesuprasti šitos žinios. Nes tai yra Dievo darbas, sako, kad pažinti Dievą ir jo siųstąjį sūnų Jėzų Kristų. Tai yra darbas, kuriuo mes turim darbuotis. Pažinti Dievą ir jo siųstąjį sūnų Jėzų Kristų. Tai yra pagrindinė žinia, tai yra, kaip sakau, širdis viso testamento, visos Biblijos, kryžius. Tai esmė, tai nėra kažkoksai kaip pakabukas kryžius, bet iš tikrųjų tai yra brangi malonė, už kurią buvo sumokėta kraujo kaina. Tai kaina, labai brangi kaina. Malonė, kurią mes neturim, už tai buvo sumokėta labai brangiai. Buvo pralietas kraujas, buvo paaukota gyvybė. Ir ačiū Dievui už tai, kad Viešpats atėjo šiandieną, mes ragaujam šitus vaisius, esam išgelbėti iš Dievo malonės. Ir ne dėl darbų, bet dėl Jėzaus Kristaus aukos. Taigi, ačiū Viešpatie tau, kad tu atėjai šitą žemę,
Dėkojam, kad tu viešpatie, kad tu pasigailėjimus, kad tu mūsų radai, kad tu mums atvėrė viešpatie už tavo prieškimo dvasią, kad tu mums atvėrė akis, kad mes teisingai suprantam šiandieną, suprantam kryžiaus savoką, kad mes tą raktą viešpatie tu apreiškė mums. Dėkojam tau, Dieve, kad tikrai viešpatie už tavo malonę, už tavo gerumą, už tavo gailestingumą, už tavo meilę. Dėkojam viešpatie. Mes dėkingi, mes prisiminam tai, mes tau dėkojam už tai, Dieve. Dėkojam už amžiną gyvenimą, nes žmogaus gyvenimas yra trumpas, tartum garas, kai mūsų žemiška palapinė, jinai sunyks, tu esi mums paruošęs dangiškus namus viešpatie. Dėkojam tau, Dieve, už tai. Dėkojam, kad tu vakar, šiandien, per amžius toksai pat. Dėkojam už tavo meilę, kuri išlieta mūsų širdyse. Tu pirmas mus pamilai viešpatie. Tikrai viešpatie, tu esi mums labai brangus viešpatie. Dėkojam tau, Dieve, už tavo, tikrai tu esi ištikimas. Tu niekada mūsų nepalieki. Tu su mumis per visas mūsų gyvenimo dienas. Ačiū tau viešpatie už tai. Būk pašlovintas, būk išaukštas. Haleliuja, Dieve. Amen.